Simai, kaip manai, kodėl reikėtų apsilankyti BNI Baltija pusryčiuose svečiams? BNI Baltija pusryčiuose jau vien pavadinimas sako, kad jeigu norite verslų, kurie randasi Baltijos šalyse, tai atvykit čia, susipažinsit ir bus labai puikus tramplinas jūsų verslo sėkmei toliau. Kiek, Simai, esi pats BNI narys ir kodėl nusprendai tapti BNI Baltija ambasadorium? BNI sistemoje esu daugiau kaip jau 2 metai. Savo laiku teko būti ir Klaipėdoj vieno klubo LK nariu. Narystė duoda grąžą, grąža duoda iššūkių, iššūkiai duoda atsakomybių ir augimas. Tai kas reiškia, kiek augi tu, tiek auga tavo verslas, tavo bendruomenė. Tai BNI Baltija yra būtent ta bendruomenė, kur verta investuoti laiką, verta dirbti su jais ir gauti grąžą atgal. Būdamas BNI nariu, kiek pats realiai gavai vertės savo verslui? Ar skaičiavai, ar apskritai gali pasidalinti? Sakykime taip, konkrečių skaičių nepasakysiu, visada mėgstam procentinę išraišką, tai procentinė išraiška sudaro apie 15% papildomų pajamų nuo mūsų jau taip įprastai generuojamų metinių apyvartų. Laiko sąnaudos įskaitytos į tą vertę, kontaktų ratas plečias, tai vadinasi, jeigu 10% generuoji grįžtamo pinigo, vertės pačios, tai reiškia, kad tavo kontaktų ratas išsiplečia dar daugiau, ateityje dar didėsi, augs ir būsi pats sėkmingiausias verslininkas. Kaip manai, top 3 dalykai, dėl ko apskritai verta būti BNI nariu? Ryšiai, savo žinomumas, savo vertės ir kokybės užtikrinimas. Jeigu gebi tą įgyvendinti, tau vieta būti čia, BNI sistemoje, o BNI sistema yra tiek plati, kad leis atverti kelius visą pasaulį. Na ką, give it a gain. Give it a gain.